praktiškai niekur neina žmonės. Va čia, Dešimt prisakymų disidentų. Pirmasis. Nelįsk, kur nereikia, bet jeigu reikia, lysk. Antrasis. Disidento jėga ne jėgoje, bet žiupsnelėje druskos. Trečiasis. Būk atsargus su partijomis. Ketvirtas. Būk atsargus su apdovanojimais. Penktasis. Mušk savus, kad jie išliktų savi. Šeštasis. Neniurzgėk. Septintasis. Neįkyrėk. Ir paskutinė. Netikėk, kai valdžia ir šio pasaulio galingieji tave gyrė. Nebijok, kai valdžia ir šio pasaulio galingieji tave peikia. Neprašyk, kaip neprašai tų iš praeities. Ir atsimink, kad nelikstamas visų laikų ir tautų disidentas yra niekas kitas kaip Jėzus Kristus. Mirties šaukiuosi, širdžia nukamuota. Aš pavargau žiūrėt, kaip menkysta ant karžygio lavono kelią puota, kaip niekinama priesaika šventa, kaip drabstoma purvais garbė auksinė, kaip junga velka laisvė išdidi, kaip mėtos gėda dvokiančiam šiukšlyne, kaip kilnus ryžtai smaugiami širdį, kaip dūsta didis talentas vergyjoj, kaip spardo mulkis meno stebuklus, kaip pataikauja gėris nebylus išpuikusios niekšybės despotijai. Laisvė buvo tada didžiausia vertybė, dabar ta laisvė baigėsi tuo, kad įvyko chaosas ir susimaišė vertybės ir dabar labai svarbu surasti stuburą visų vertybių, tai yra tiesa. Tai va, tiesa yra dabar tai, kas turbūt svarbiausia. Algirdas Patackas, paskutinis išėjęs į laisvę sovietmečio sąžinės kalinys Lietuvoje, nepriklausomybės akto signataras, disidento dekalogo naujaisiais laikais autorius. Viską čia lyg ir padarėm, ta Lietuva jau lyg ir yra, bet kažkas ne visai taip su jie. Tai vat kilo noras, būtinybė netgi, sakyčiau, protestuoti, bandyti sakyti, kad kažkas ne taip. Bet nauji laikai, reiškia, turi būti, tai vat susidėliojo tas tekstas, koks turi būti tas, kas vadinama disidentų naujais laikais. Tai šitas tekstas atsirado, kad pačiam savo susitvarkyti tas tokias taisyklės, kurių reikės laikytis, jos galima mokytis iš praeities, bet dabar yra kita situacija. Tie patys disidentai, dalis jų atėjo į valdžią, sakysim, bet vis tiek nepasikeitė, vis tiek likai toks pats iš esmės. Jeigu tu ką nors tikrai darėjai, tai tas šitą visam gyvenimui turi likti. Nepriklausomai turbūt nuo santvarkos, ar tu gyveni vienokio ar kitokio santvarkoje, ar epochoje, ar esi imperijos provincija, ar esi nepriklausoma valstybė, turbūt ta kova už žmogų savyje, ar pasakyčiau kaip krikščionis, už kovą už Dievą žmoguje, jinai visais laikais išlieka panašiai skaudi ir reikalaujanti pastangų. Kunigas Robertas Grigas, paimtas į sovietinę kariuomenę, atsisakė prisiekti svetimai valstybei. Dėl to visą tarnybos laiką kentė smurtą ir liko gyvas tik per stebuklą. Vyresnieji bičiuliai mokytojai sakydavo, nieko nebijo. Gerai, jeigu jau čia patekai, gerai tikrai nesibaigs, tai neverta per daug baimintis. O kada nusiteiki, kad gerai nebus, kažkaip ir ta baimė tarsi truputį sumažėja. Nepaisant mūsų visos technologinės pažangos, žmogaus esmė, žmogaus prigimtis išlieka ta pati, užtenka šiek tiek pasidomėti istoriją, o turbūt vis tiek žmonijos esmę sutelkusi istorija yra šventasis raštas, Biblija, tai juk ten
pranašų išminties knygose, apaštalų užrašytose istorijose mes atrandam visus tuos pačius žmogaus poelgių, sakytume, stereotipus ir gėrio, ir blogio. Teisybė labai toks geras žodis yra lietuviškas, jis kažkoks tai truputį kitoks negu tiesa. Sako, va, teisybė, kaimo žmonės mėgsta šitą žodį, teisingas, nėra teisybė, sako. Tai šiuo metu tas mums labiausiai ta vertybė, kurios gal labiausiai trūksta, nes jeigu nėra šitos teisybės, tai vis tiek nėra ir tos laimės, ir gana šnekam apie migraciją. Tai dar labai neaišku, dėl ko žmonės išvažiuoja. Ar todėl, kad jiems trūksta to gerbūvio, ar todėl, kad jiems trūksta teisybės. Skirtumas tarp šiandienos ir to, kas yra buvę sovietmetyje, sakau, reiškia tas, kad tada mes kariavome, o dabar kariauti nėra su kuo, dabar reikia slaugytojo darbą dirbti. Liudvikas Simutis, paauglystėje partizanų ryšininkas, lageriuose praleidęs gražiausius jaunystės metus, grįžęs liko rezistentu, nepriklausomybės akto signataras. Visiems tiems, kurie gan taip jau kategoriškai sako, kad ne tokios Lietuvos mes norėjome, ne už tokį ją kovojame, nors tai irgi taip tiesiai šviesiai sakau vienu žodžiu, kad Lietuva, kokia ji bebūtų, yra mano motina tėvynė. O motina, ar ji jauna, sveika, graži ir saldainiukais vaišina, ar ji paliegusi mirties patalę guli, ji yra motina. Ja negalima nemylėti ir negodoti. Aš prisimenu prieškario Lietuvą, visai kita buvo Lietuva. Kad toks būtų melas, kad toks nepasitikėjimas ir baimė apėmusi tautą. Antanas Terleckas, sąžinės kalinys ir konformistų ramybės drumstėjas, įkūręs Lietuvos laisvės lygą, kurios mitingė skirtame didžiosios tremties dienai paminėti, suplevėsavo pirmoji sąjūdžio bangos trispalvė. Įprato vogt, apgaudinėt, ir tas dabar yra. Moralės dėsnis negyvena. Viską karas sugadino, žudynės, vokiečių okupacija, sovietinė okupacija, žmonės sugadino labai. Ir Terleckas yra pasitelkę, kad mes ilgėsimės tų laikų tremties, kad ten buvo tavo tas pakilimas, jeigu norim sakyti, tas tikrumas didysis tavo, nors tada to ir nesuvokiai. Kunigas Julius Sasnauskas, pogrindinės spaudos rengėjas, rašė protesto laiškus tarybiniai vyriausybei, sąžinės kalinys, pranciškonas. Žmonės, kai nesiaukoja už idealus, nemiršta už idealus, tai tie idealai miršta, kai nebėra kas aukojasi. Sesuo Nijolė Sadūnaitė, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos bendradarbė, sąžinės kalinė praminta Gulago šviesuliu, žmogaus teisių gynėja. Tikėjimas tikrai žmogui labai padeda gyventi. Tėvelis, kai aš baigiau tą gimnaziją su atestatu, 16 metų atėjau su brandos atestatu, tai man tie jo žodžiai, kad Nijolė, žmogui viską reikia, kad būtum sveika, kad turėtum pragyvenimo šaltinį, kad orumas tavo išsilaikytų, bet visų brangiausia yra tikėjimas Dievu. O Sibirė žūčiau, kalėjime sutrūnyčiau, bet niekad prie žmonės neįsiginčiau, kad aš tikiu Dievą. Kristus taip patraukia, kad nebesvarbu darosi. Jeigu mes tą galim šitaip išgyventi savo pašaukimą, tai tikrai tada tas vertybių laipsniai tie įsisprendžia visiškai paprastai, nieko ten nesukant galvos, nes viskas atsiduria savo vietoje. Tekstas, kurį norėčiau perskaityti, pavadintas Neišduokime. Jį reiktų suprasti kaip sąjūdžio savikritiką, kaip perspėjimą ateičiai, nors kai kam jis gali atrodyti ir per ankstyvas. Mes norėtume laisvę atgauti, tačiau ar pradedame nuo to, nuo ko reikėtų, vaduotis visų pirma iš savo nuodėmių. Kitaip mūsų laisvės kova vis labiau kryps į nuogą politinę. Iš sąjūdžio programų jau dingsta pažadai etinės ir humanistinės vertybės laikyti pirm visko. Vis labiau įsigali ekonominiai ir politiniai šūkiai. Ši fizinė kova grėsia nukreipti dėmesį nuo pagrindinio priešo,
nuo mūsų pačių dvasinio skurdo, nuo blogio mumise. Irstant tradiciniai moraliai paremtai papročiais didėja asmeninis atsakomybės laisvo moralinio apsisprendimo našta. Nėra laisvės be doros. Tik dora suteikia moralinę teisę laisvės kovai. Užbaigti norėčiau posmeliu iš Kęstučio Genio eilėraščio. Per skaistyklas, per pragarus, iš nežinios į nežinę mes pagaliau atradome, kad Lietuva tai sąžinė. Apvaizda lėmė gimti tikinčių tėvų šeimoj, kurie dar prisiminė nepriklausomą Lietuvą ir mums vaikams jos ilgesį kartu tos mūsų tragiškos rezistencijos atmintį labai natūraliai perteikė. Atrodo, kad net va taip nesistengia ypatingai auklėt ar kalbėti apie tai, ar ragint, kad vaikai kovokit už Lietuvos laisvę, būkit patriotai. Tiesiog tai buvo jų patirties dalis. Mama buvo iš Suvalkijos, iš tų mūsų, sakykime, kultūros ar tautinės sąmonės gimimo kraštų Basanavičiaus, Bradūno, Salomėjos Nėries. Tėviškės va iš to regiono tėvelis buvo dzūkas, tai tas abi genetikas labai savyje jaučiu, tą tokią sukultūrintą, suvalkietiškąją Lietuvą ir šiek tiek laukinę, tokią miškų, girių, neturtingą, bet iš tikrųjų labai nuoširdžią, labai tokią šiltą, linksmą Dzūkijos Lietuvą. Ir tiesiog iš abiejų giminių nuolat vaikai girdėdavom prisiminimus apie pokario rezistenciją, partizanų dainas, tą nepriklausomybės netekties išgyvenimą. Ko gero, 88 metai buvo galimi todėl, kad tas kartų ryšys dar nebuvo nutrūkęs. Vaikas imliausias iki 4 metukų, taip, ką jis mato šeimoje, ne žodžiai pavyzdys. Matai, kaip tėvelis meldžiasi, matai, kaip mamytė, matai, kaip sekmadienį eina tave vedas už rankytės. Tu dar atrodo nelabai supranti, bet tu jau tą fiksuoji, kad tai yra brangu. Tuo labiau, kai tai uždrausta, kai už tai baudžia, kai už tai išmeta iš darbo. Ir va tai yra toks vaikui turtas, va tai ką aš gavau, kad milijardai tai nulis. O va tai, ką tu gavai, tėvo pavyzdys, mamos pavyzdys, tai lieka visam gyvenimui. Ir tada jų žodžiai labai veiksmingi, kai jie tuo gyvena, ką paskui žodžiais patvirtina, kad tai brangu. Ašgi Žemaičių Kalvarijoje, kada grįžęs įsikūriau tenai zakrastionauti, pradėjau iki tol ten vaikų į bažnyčią, taip sakant, nieks neorganizuodavo, nekreipdavo, nekviesdavo. O aš pradėjau kviesti vaikučius, mišioms patarnauti, taip toliau, reiškia, ir labai noriai atsirado nemažai vaikučių, kurie įsijungė tą reikalą. Bet va, vienas vaikutis, taip kokių 13 metų maždaug, irgi nori, bet tėvas neleidžia. O tėvas kiekvieną sekmadienį bažnyčiai, toks rimtas, rodos žmogus, aš tėvo klausiu, tai kodėl tu neleidi prie altoriaus savo vaikučiai patarnauti mišiams? Taigi, sako, prapuls paskui gyvenime, neįstoti į aukštą, nebegalės niekur, nei ką. O, sako, negalima. Nu, tai žmogus iš baimės. Sako, aš bijau dėl vaiko likimo, dėl jo ateities. Sakau, tai čia yra baimė tokia dėl menkniekių, o dėl pragaro, kad vaikas į pragarą paskui keliaus amžinybei, tai baimės neturi. Pasibaigus karui atėjo pas mane draugas, kurio vienas brolis buvo žuvęs, o kitas dar partizanavo. Buvo tada pabėgo iš to bunkerio, prasiveržė. Tai jis man nieko nesakė, priėjo prie mano amžinatilsį tėvo ir sako, dėdė, kaime vadindavo dėdėm kiekvienas. Dėdė atėjo Untaną partizanos nakvies.
Aš įsigandau. Man atrodė, kad aš neprisiruošęs. Aš jau mačiau, kiek jau žuvo ir nugalėti tokią sistemą, tai neįmanoma. Na, tėvas vietoj to, kad pasakęs, kad neik ar ką, sako, eik Antanai. Na, aš nieko nesakiau, kadangi bijojau pasirodyti bailys ir būčiau ėjęs. Būčiau aš ėjęs, aišku. Bet aš laukiu, tas draugas neteina, ateina nusiminęs ir man nieko vėl nesakęs, ateina pas tėvą ir sako, dėdė, mūsų nepriima. Kalbėjo mano bronis, jo brolis ir pasakė, užtenka, žuvo daug vaikų, tegul jisai, tas jau Kazys ir Antanas aš, tegul mokosi ir būna naudingi savo valstybei. Kuogi gąsdindavo mus, sakykime, ir mūsų tautą, ir pavienius asmenys engėjai. Neleisime mokytis, studijuoti, nepadarysi karjeros, neužimsi aukštesnio posto, liksi toks nedasimokėlis, kaip sakydavo, liksi juodadarbis. Na, grėsmingesnių atvejų neteksi laisvės, pačių grėsmingiausių, galbūt neteksi gyvybės, nukentės tavo artimieji. Ir žmogui, kurio visas gyvenimas, sakykime, visos jo šaknys yra sutelkto šituose dalykuose, tai yra baisus pavojai, baisios grėsmės. Jūs ką tik davėte priesaiką savo kraštui, jo pajėgoms pastatytoms čia apginti mūsų paskutinių metų dvasinius ir išorinius iškovojimus. Jūs visi suprantate, kam pasiryžote. Mūsų krikščioniškoji, lietuviškoji ir žmogiškoji pareiga yra meilė, yra žmogiškumo išlaikymas. Būkime čia tol ir būkime taip, kad ant jūsų kančios, ant skausmo, ant išbandymų, kuris galbūt laukia, kas su jumis, su mumis visais ir su mūsų tėvynė atsitiktų rytoj ar po kelių valandų, kad ant mūsų mirusio kūno galbūt ir ant mūsų nenužudytos dvasios vaikai ir anūkai kaip ant laiptelio galėtų pasilipti ir pasiekti tai, kas mus čia sukvietė. Dorą, laisvą, krikščionišką Lietuvą. Laiminu jūs taip, kaip jūs motina, tėvas, kaip aukštybių viešpatys sakė laiminti. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios. Tas didžiulis milijoninis Gulago archipelagas buvo valdomas baime. Kiekvieno baime dėl savo gyvenimo, dėl savo išgyvenimo. O sako, jeigu tu atmeti baimę dėl savo gyvybės, vis tiek jau prarastos, budelė jau nebeturi kuo tavęs pagąsdinti. Ir tada tie žmonės iš tikrųjų pasijusdavo laisvi ir savo budeliams, savo engėjams pavojingi. Tikrai, 10 mėnesių tuose KGB Rusiuose aš buvau pati laimingiausia per savo 74 metus. Taip jau turėti Dievą. Ir toks tikras džiaugsmas. Aš ten aukštyn kojom, aš ten dainuodavau, aš ten giedodavau, kareiviai muša, malšyta, ruselė, tylėk. Negalima. Kaip tylėti? Šitoks džiaugsmas, negaliu ištverti. Tai čia jie laksta rusiškai šauk. Ir atvežė ant mūsų galvų ilgai grojančią plokštelę, ne kaip išjungti. O paskui kalinys sako, kaip tu mums pakėlei nuotaiką. Aš išdūsios, toks džiaugsmas, čia kaip katakombos. Daug žmonių, kurie nebijojo kalėjimo, bijojo, nes psichiatrinė yra sunaikinimas tavęs, absoliutus sunaikinimas. Ir fiziškai, ir dvasiškai. O jie mokėjo šios dalykus daryti. Černiachovskio pragaras, tas, kur buvo ta psichiatrinės kalėjimas ligoninė. Tai žinojau daug žmonių, kurie kalėjimo nebijojo, bet jeigu jau ten, tai jau iš tikrųjų. Ir jie to gąsdindavo, reiškia, jų metodas būdavo. Buvo, kad baisu, jie mane pusę metų uždarinėjo psichiatrinę ir grasino ir aiškino, aš pati labai žinau gerai, kas tai psichiatriniai sveikam žmogui, kad tai nebaisiau už baisiausią kalėjimą. Tai būdavo taip atsiguli naktį ir mašina privažiuoja vidinį kiemą. Paprastai išveždavo naktimis. Ir taip širpukas per
O pas mane buvo ant stalo tokie atviruką netėmė, kadangi jis nereliginis, visą kas religinė kryželį, dalykėlį, rožantėlį, viską atėmė. O ten buvo vyriška ranka ir žvirblukas sėdi. Dievo vaizdą. Tai aš sakau, viešpatį, tas žvirbliukas taip ramiai tavo rankoje sėdi, dabar aš čia panikuosiu. Ir viskas, ir nuima, ir miegu ant to vieno šono, nelabai tą lovytę patogi. Ir taip atsibundu, per 10 mėnesių jokių nei vaistukų, nei raminamų, nei... Ir jie mato, kad miega baidyklė, kaip atsigula, taip ir atsibunda, dėl šono. Reiškia, kaip jaučiasi, kad nesinervuoja. Va, tai, ir tą dalyką aš tikrai 100% tikiu, kad Dievas mylėdamas tos vargšus brolius, kurie tardė mane, parodė, kad yra kita jėga. Žmogus iš savęs, tai to nepaimsi. 57 metų Kūčiuose atėjo Troja Sapagach, pagal vieną, yra tokia novelė. Troja Sapagach darė tokią kratą netokią, buvau su žmona aspirantų bendrabutyje, duktė buvo 4 metų. Ir darė kratą ir mane įsivedė. Aš buvau truputį išgėręs. Ruošėmės, Kūčiuose negeriama, bet buvau draugas toks atėjęs, paskiau, ir išgėręs biškeliukų. Ir šiaip aš jau buvau toks įžulusio pasidaręs tuo laiku. Ir aš jam daug atšaudavau, kad čia tarybų valdžia, aš iš jos pasiekiau, tai sako, gerb mano nors žilus plaukus. Tai atsiprašiau, tai baigėsi, jis išėjo ir aš kaip ten sofa įliepė gulti ir pastatė sargybinį ir sulaukiau ryto. Ir ryte atlėkė šitasgi žymiausias KGBistas, kurio niekas neminė, Martavičius. Leonas Martavičius, ir sakom, ką tu čia supranti, kalbėti nemoki elgtis, mes tau kaip žydai utėlės iškrėsim. Ir išlėkė. Nekalbėjau, kas nereikia teisme, kas prisikalbėjo ant savęs, tai gavo po 8 metus, aš gavau 4, 2/3 prasėdėjau Sibire ir paleido mane. Tikrai aš įsitikinau, kad jie juto savo neteisingumą, savo tą vargdienių padėtį, bet kada pradėjai kalbėti, kodėl tu mus myli, aš jas broliai, kokie mes broliai, sakau, mes vieno Dievo vaikai, tik jūs velniui dirbat. Ką mes velniai? Nesakau, jūs ne velniai, bet jūs velniui dirbat, darykit atgalą ir visi būsim Dievo vaikai. Tai jie nenorėdavo girdėti, reiškia, kodėl tu myli, kad jūs nelaimingi, jūs neturėjote tėvų, neturėjote šeimos, neturėjote pavyzdžių. Jūs vargšai, bet to keičia plokštelė, tas pats buvo Rusijoje, tas pats buvo Mordovijoje, tas pats buvo Krasnojarske. Juos visus stebino, kad aš juos myliu, kad aš su jais tikrai, ir aš myliu ir iki šiol už juos melčiuosi, nes jie labiausiai nuskriausti, jie negavo to, ką aš gavau. Ir sakau, jeigu jūs būtumėt gavę tai, ką aš gavau, jūs labiau mylėtumėte ir Dievą, ir žmonės, ir tėvynę, o aš su savo charakteriu jūsų vietoj, o lia. Dažniausiai prieš tas pasiūlas ir grėsmės lengviau atsilaikydavo tikintys žmonės. Nes jų vertybių, tai, ką jie brangina, ką jie bijo prarasti ir kam jie yra taip gana abejingi, gana lengvai sutinka prarasti, ta hierarchija gerokai skirdavosi, čia be jokio tokio pasididžiavimo noriu sakyti, gal tokio materialistinio daugiau mąstymo žmonių. Jų paprasčiausiai nebūdavo kuo pagąsdinti. Netikinčiam žmogui gal yra sudėtingiau, bet aš žinau žmonių, tokie tie Sacharovo, Kovaliovo tipo žmonės, kurie nėra religingi, jie turėjo labai įdomią diskusiją su Kronidu Liubarskiu. Buvo toks žinomas disidentas, vienas iš tokių įdomesnių, visiškai sąžiningas ateistas, nes fizikas, jis toks racionalus žmogus. Ten keletą kartų jis mane buvo užspaudęs. Nelabai turėjau ką pasakyti. Tiesiog tokius pavyzdžius pateikė drastiškus iš lagerių. Nežinot, lagerių patirtis, man neteko, čia tas KGB, tas rusys, tai čia labai dar palyginus prieangiai. Bet lageriuose tai ten būdavo visko ir pavyzdžiui, man dėl Štamo istorija, kai žmogus tokius taurius eilėraščius rašęs, gyvenęs tokiam Parnase,
ir baigė gyvenimą prišalęs prie šiukšlių krūvos. Žinot, kad buvo dohodega pavirtęs ir, reiškia, nukrito, ten kažkas užpylė ant jo pamazgų ir jisai prišalo. Sibiro lageriuose kartais žmonės gyvendavo visiško bado sąlygomis ir siekdami išgyventi rankiodavo maisto likučius iš atmatų duobių, paprastai turintys tvirtus vidinius įsitikinimus žmonės net iki šito nenuleisdavo. Tas, kaip sakydavo, dubenėlių laižymas, kas jau buvo tokio kraštutinio bado išraiška, kaip ir Balio Sruogos aprašytame Štuthofe, padėdavo išlaikyti gyvybę, bet žmonės prarasdavo kažką svarbesnio. Buvo toks Šalamovas, irgi ateistas, kuris sakė, kad čia žmogų paverčia gyvuliu ir galima žmogų visiškai sulaužyti ir nepripažino jokio kančios, kaip krikščionybė kančia yra kažkas tokio taurinančio, taip, sakykime, tai jis šito nepripažino, kaip ateistas jis nematė, kad žmogus galima privardyti iki gyvulio lygmens ir jį sunaikinti visiškai. O tikinčiam žmogui pirmiausia yra svarbus, jo skambiai, bet teisingai sakant, jo aukščiausi principai. Tų dalykų išsaugojimas tokių prievartos sistemų atžvilgių realiai įstumdavo į fizinę mirtį, fizinį sunaikinimą, į laisvės netektį, bet šitie žmonės, kaip ir pirmųjų amžių krikščionys, su džiaugsmu sutikdavo prisijimti tai, kad tik tai išsaugotų tai, ką jie laikė brangiausiais dalykais. Kalėjime galbūt dėl daugelio aplinkybių gal aš buvau pats geriausias, vadinkime, dvasiškai. Kadangi labai daug poteriauti teko, nes kitaip nebūtum atlaikęs. Niekada aš nebuvau toks pamaldus kaip kalėjime. Tai žodžiu, tie dalykai padeda atlaikyti, bet ateistas, jis turi irgi savo vertybių skalę ir aš Kovaliovą stebiu, Sacharovo jau nebėra, bet Kovaliovą tai pažįstu asmeniškai. Tai tikrai žmogus, Tertuljanas tokius vadina natūraliai krikščioniškas. Tai yra toks tipažas disidentų, daugiausiai jie kovojo už žmonių teisės, reiškia taip toliau. Mūsų motyvacija buvo religinė daugiau vis tik, tai religinė, tautinė. Tai tie žmonės, jie irgi labai įdomiai, kaip jie sugeba tokio išlikti visiškai sąžiningi ir teisūs, kažkaip nejausdami, ar dėl vieno kiek gražių Dievą nejausdami. Tai man čia tokia savotiška paslaptis. Kaip mes sakom, Dievo dvasia dvelkia ten, kur nori, būdavo ir agnostikų ar netikinčių žmonių susikūrusių savo kažkokią tokią vidinę labai tvirtą etinę sistemą, kurie irgi atsilaikydavo, bet tai būdavo vienetai. Mane veždavo atskiram tokiam, kaip kupė mažytė tokia. Ir kareivis automatas stovėdavo prieš mane. O ten kitos tos kupikės, tai kupė, kaip paprasta traukinio kupė, yra siena, ne? Ir durys atsidaro. O ten yra grotos. Aiškiai matosi, kas ten darosi iš tų grotų. Į tą koridoriuką grotos. Ir prieš mano tas grotas stovėdavo kareivis su automatu. Jie labai bijo, kad ką aš kalbėjau teisme, kad neišeitų į viešumą. Tai buvo toks super saugojimas. Tai tie kaliniai kiti klausė, kalbėti negalima, bet ką ten vagonė? Ką tu padarei, kad tave taip saugo? Mane 6 kartą nuteisė, kiti sako, mane 8, bet mes nematėm, kad taip saugotų. Ir aš taip spontaniškai, kaip aš jiems paaiškinsiu, povandeninį laivą nuvariau, kaip mano autoritetas pakilo. Jau čia iš caro laikų buvo žinoma, jeigu tu pradėjai kažkokį pogrindį leisti, tai turi laiko labai rezervuoti. Reiškia, kol žandarmerija ar ten KGB nueina nuo skaitytojo iki redaktoriaus. Tai vienintelis išimtis tai buvo Katalikų bažnyčios kronika, kur niekaip nesugebėjo užspausti, bet tai ten dirbo organizacija. Bažnyčia buvo patyrusi organizacija. Organizacija ėjo prieš organizaciją, KGB ėjo prieš bažnyčią, abijos struktūros pakankamai tvirtos, reiškia. Ir kronika pati save paleido, taip sakant, kai buvo nebereikalinga, o netgi rusų ta kronika tiek užsikstabyti neišsilaikė, buvo užspausta. Sasnauskas nutarė leisti Vytį, čia paskui padovanosiu, tokį žurnaliuką. Na ir
Aš sakau, aš kabau tik tai mane areštuos. Na ir sakau, tuoj pat, jie turi pakankamai medžiagos mane areštuoti. Aš žinau, kad jie kiek paėmė tų laisvės šauklių, tai kitų daug labai medžiagos rado. Iškasė sodą tenai, daržą, sodą iškasė, mišką iškasė. Ir viršui KGBistas gyveno ir jie matė, kur aš slėpiau. Ir viskas atrodė jau. Nu ir jie pradėjo leisti ir matau, kad neišleis. Nu ką daryti? Ką sakys tauta, kad aš tylėjau? Sakau, vėl aš tautą mačiau mane smerkiančią, kad aš nieko nepadedu. Ir prisijungiau vėl. Vėl prisijungiau ir leidom tą vytį. Nu ir areštavo 79 metų spalio 30. Nu ir davė tada jau daugiau, davė 8 metus. Džiaugsmas būdavo, tai išleidus tą pogrindžio laikraštėlį ten, kurių buvo ten, nežinau kiek per savo gyvenimą aš dalyvavau ten 5, 10 gal ten išleidžiant. Tai kai išeini rytą su tuo, tais lapeliais per naktį spausintais ir nešies ir juos namo, dar galvoju, ar gal kas nors tave suims, čia kaip čia nueit. Aš tada dirbau Švento Jono bažnyčioje sargu to gaisrininku ir gyvenau ant Garelio gatvės kampo, tai ten keli žingsniai. Ir spausindavau ten naktį direktoriaus Žilėno kabinete, jam nežinant, aišku. Ir išneši tą lapelį, tą leidinį naują ir buvo pilnatvės jausmas, tuomet džiaugsmo ir prasmės, ir kad tu išpažinai, patvirtinai, teigiai tą laisvę neįmanomomis aplinkybėmis. Tai. Ašgi žinau, ką dariau ir ką tas laukia. Kas už tai laukia. Aš einu vakare prieš tą areštą ir per mišką gyvenam Valakampių. Tai dabar galvoju, ateis jau greit toks laikas, kad mane areštuos ir kokia nuotaika bus namuose. Ir ateina kaip tik tai Julius Sasnauskas, kas mūsų laukia. Kas laukia? Kalėjimas. Bet sako, tu priešnekėjai man daug, aš jau žinosiu, kaip elgtis. Nieko to sakau, nežinosiu, kaip reikia elgtis. Reikalinga patirtis. Kai pasėdėsi dar, tai tada tu žinosi, kaip reikia elgtis. Nu ir į tai, reiškia, areštavo gruodžio 11. Tas labai yra ypatingas jausmas, nes ten sėdė, aš niekad nemaniau, kad taip gali pasigesto žemės tiesiog, nes viskasgi grindys medinės ar ten koridoriai cementiniai ir į tą pasivaikščiojimų kiemą, kurį dabar gali aplankyti irgi nueini, ten irgi viskas išasfaltuota ir 1,5 metų dangaus ten gabaliuką pamatydavai be grotų, bet to žemės taip visą laiką eini kažkas kitka ir kai vežė paskui tremti ir reikėjo Maskvoje iš vieno oro uosto į kitą su tą kalėjimo mašina važiuoti ir sustojom tiesiog reikalai buvo paprasti gamtiniai ir jie paleido mane, kadangi laukai ten, tie kareiviai 2 ar 3, ten jie buvo 3 turbūt, pačiam eiti ten be jokios apsaugos. Ir tada pirmą kartą, kai atsistojau ant tos žemės ir tas Pamaskvio beržynas buvo, aš dabar matau tą visą vaizdą, nes gegužės pabaiga, visas tas kvapas pavasario, toks nenusakomas jausmas palaimos, tokio grožio. Laukdamas teismo galvoju, vis dėlto mano gyvenimas labai prasmingas. Štai ir aš pats nežinau, iš kur galvom mūšė tokia mintis, kad Lietuva bus tas akmeniukas, kuris tą imperializmą rusiškąjį nuvers. Iš kur tai aš pats klausiu dažnai. Ir taip, ir tokia nuotaika buvo gera. Lietuvos laisvės lyga sveikina steigiamąjį Sąjūdžio suvažiavimą. Aš nustebau, kad jie mane pakvietė. Nu, tai jūs girdėjot, ką aš kalbėjau. Lietuvos laisvės lyga reikalauja iš Tarybų Sąjungos vyriausybės. Pirma, paskelbti Molotovo-Ribentropo paktą neturintį juridinės galios. Antra,
išvesti iš Lietuvos okupacinę kariuomenę, palikti lietuvių tautai teisę pačiai spręsti savo likimą. Tarybinė spauda bando mus įtikinti, kad esame nepilnaverčiai, su Stalino ir Brežnevo nuniokota Lietuvos ekonomika nepragyvensime. Kolonizmo adaptams įskiepyta mintis, kad mažos kabutėse tautos, bet draugiškos kabutėse pagalbos negali žengti nė žingsnio. Gal metas mums susiprasti ir liautis būti našta mūsų geradariams iš Maskvos. Suvienytų tautų nariais buvo iki šiol 159 valstybės. Įkvepiantys galėtų būti 62 valstybių, turinčių mažesnį gyventojų skaičių negu Lietuva pavyzdys. Jos atsisakė didžiųjų valstybių pagalbos ir pasiskelbė nepriklausomomis. Vienintelė vargšė Rusija velka iki šiol sunkią misionizmo naštą. Suteikime jai internacionalinę pagalbą, savo politinę ir ekonominę naštą nuo šiol bandykime nešti patys. Nu, aš kalbėjau Rupūs Miltai ir daugelį išgąsdinau. A manęs jau baimės jausmo nebuvo jokio. Jokio baimės jausmo. Negi jau 5 kartą sodins, bet jeigu būtų nenusibaigęs, ta Rusija nenusibaigus, būtų ir 5 sykį. Prieš 11 metų majoras Rimkus, šiandien pulkininkas, kalbėjo vieną iš savo aukų. Galvojate istoriją patekti? Kiek pokario metai žuvo netokių kaip jūs didvyrių? Kas juos šiandien prisimena? Kur kabo jų portretai? Supūsite jūs kalėjime ir niekas nė vardo jūsų neprisimins. Koks esu laimingas, kad šioje salėje sėdi 3 konclageriuose Stalino nesuspėti supūdyti Lietuvos partizanai – Jonas Petkevičius, Jonas Patusevičius ir Leonas Laurinskas. Leonas Laurinskas persitvarkymo gadiniai šių metų birželio 14-ąją pirmas Gedimino aikštėje iškėlęs trispalvę. Skaičiau mūsų prezidentės metinę kalbą ir iš tikrųjų nuvylė ir net nustebino tie prioritetai ir akcentai, kaip ten buvo sudėlioti. Ir tai būdinga ne tik jai, bet tai būdinga beveik visiems mūsų politikams. Pirmiausia, kalbama apie ekonomiką, paskui apie energetiką, paskui apie finansus, paskui kažkur gale truputį socialinių reikalų ir pačioj pabaigoje kelios eilutės apie moralę ir etiką, kurios irgi reikia, kad policija ir teisėsauga gerai funkcionuotų. Turiu tokią labai menką patirtėlę, tiesiog pats ten bandžiau truputėlį su tais teismais turėti reikalą, aš pamačiau, ten yra nepramušamas reikalas, reiškia. Įžūliai esi ignoruojamas, nepaisant to, kad aš jau čia kažkokį tai turiu ir tą statusą tam tikrą visuomeninį ir visą kitą, nieks čia į tave dėmesio nekreipia. Tiesiog, tai čia mano bėdos tai labai menkos, aš ten pabandžiau porą komentatorių prispausti, kurie jau šlykščiai tiesiog jau varė, jau, reiškia, nesivaržydami į tokius dalykus. Nieko, absoliučiai, nulis veikų, reiškia, nieko, visiškai. 7 mėnesius tyrė, aš per pusvalandį įlindęs į kompą, išsiaiškino viską, ką jie 7 mėnesius daro, o rezultatas yra toks įžūlus, tau kaip šlapių skudurų per veidą, pasikavok su savo komentatoriu, reiškia, yra svarbesnių dalykų maždaug toks atsakymas. Žmonėms, kurie stengiasi šio pasaulio sukūriuose išsaugoti tuos pačius svarbiausius dalykus, kurie žmogų daro žmogum, turbūt reikia visą tai daryti taip per daug save su tuo nesusiejant, kaip sako kartais jaunimas, neužsiciklinant ant to. Manau, kad tiek mūsų ekonomikos, tiek turbūt ir politinio, visuomeninio gyvenimo, kultūrinio gyvenimo bėdos dažnai yra tai, kad mes taip per daug įsikimbame į praeinančius dalykus.
tai turbūt yra, ką krikščionybė ir kitos didžiosios religijos vadinasi stabmeldystė. Viešai jie niekur nedings, jie yra ir jie yra, reiškia. Bet jeigu mes patys pasidarysim savo priešais, reiškia, mes patys iš vidaus ten sugesim, supūsim, tai tada jau galas, reiškia. Tada mes jokių pergalių nebus. Reiškia. Pirmiausia, reikia su savim susitvarkyti viduje ir tik tada, reiškia, eit kariauti su priešininku. Tai vat, visas tas todėl ir darosi. Ir daug kas šito nesupranta, čia gaunu priekaištų visokių, kad kaip čia tu prieš savus čia. Savam 10 kartų didesni reikalavimai turi būti. Tiek tie mūsų lietuviškieji disidentai, tiek dorieji Rusijos žmonės, mūsų sąjungininkai kovoje su ta sovietmečio neteisybė, jie buvo absoliuti mažuma. Tuo meto valdžia iš tikrųjų tuo labai džiaugiasi ir nuolat pabrėždavo, vadindami juos atskalūnais, atščepiensai. Kažkas, kas yra atskilęs nuo didžiosios visuomenės daugumos, nuo masių, taigi tarsi jau savaime yra nereikšmingi mažaverčiai. Bet žvelgiant tuo krikščioniškojų žvilgsniu ir net paprastai žmogiškai, istoriškai, ar kultūros, ar meno, ar visuomenės politikos pasaulyje mes kaip tik matom tą atvirkštinį reiškinį, kad dažnai labai didelius ir tokius sveikus, pozityvius postumius gyvenime sukelia būtent ne dauguma, kuri su visa pagarba masėms ir liaudžiai dažnai būna inertiška pagal tą minios dėsnį, linkusi nusilenkti, paklusti, o jeigu neatsiranda to tokio žiupsnio druskos, dažnai tokie masių sukilimai, kad ir pagrįsti, turintys pagrindo priešinti skurdo ir išnaudojimo ir neteisybė, dažnai pavirsta tokia rusiška pugačiovščina, pagal tą tokį, sakyčiau, įžvalgų rusų istorinį filmą apie Pugačiovo sukilimą, kurio herojai sako, kad mūsų maištas yra beprasmiškas ir negailestingas. Ruski bunt, besmyslin ir bespasčiadnai. Tikrai mums meilės, labiausiai reikia meilės, kad dievulis praplėstų ir visiems su žmonėms sutinku, sakau, prašykim. Jeigu mes viens kitą mylėsim, viens kitą suprasim, atjausim, taigi eis ir patys laimingesni tapsim ir tas gėris plėsis ir ta lietuvėlė kelsis iš visų bėdų. O čia specialiai atskaldymą, neapykantą, pykti, kažkokia tai ta juoda, žinot, oi, dievuli, tai tas raguotas yra pikto neapykantos pavydo šaltinis ir žmogų labiausiai tas ir nuskriaudžia, jo. Dabar gyvenam labai žiauraus iššūkio sąlygom. Bukovskis, vienas iš autoritetingiausių disidentų, kuris seniai vakaruose, puikiai vakarus pažįsta, jis pasakė, kad genderizmas yra blogiau negu komunizmas. Vienas iš didžiausių iššūkių yra šitas. Tau įrodinėja, kad tu esi ne žmogus, o kažkoks tai socialinis konstruktas. Kad mes patys save čia pasidarom kažkaip, Dievo čia kaip ir nereikia. Čia yra labai tokia demoniška ideologija, kuri ateina tokia įpakavime globalistiniam ir čia mums bus didelės bėdos su šitais dalykais. Jeigu ir atlaikysim, kaip čia aš rašiau, tam kuorą, rytų Europos, Europa yra užimta, Europos Sąjungos pilis yra užgrobta, jai yra įsimetęs virusas. Tai atsilaikys, iš jos negalima išeiti, nes būtų negarbinga palikti pilį ir pabėgti, reiškia, patys neišsigelbėsim, mes arba visi išsilaikysim, arba žūsim.